Man šita paroda, taip iš pirmo žvilgsnio, yra tarsi apie draugystę. Aš nežinau, Martyną tai aš pažįstu labai gerai, nes Martynas su savo darbais yra 3. kartą ir kiekvieną kartą jo darbai yra visiškai kitokie, kiekvieną kartą aš nustembu, nes niekada nežinau iki paskutinės akimirkos, kas čia bus. Šį kartą pas mus yra tekstilė kartu su jo draugais, nes man tai yra ir tie darbai tarpusavėje kažkaip jie gražiai draugauja ir kalba. Ir man atrodo, kad visi 3 autoriai, darydami šitą parodą, kažkas tarp jų yra bendro. Nesuprantu kas, bet Eglė turbūt giliau apie tai pakalbės. Tai aš ir noriu Eglę pakviesti plačiau apie šitą parodą. Tai man čia ypatingai smagu, nes nepaslaptis, kad ir Džina yra baigus tekstilės studijas Vilniaus dailės akademijoje, magistrantūrą apsigynusi ir ne veltui, matyt, taip jausmingai kalbėjo apie žiemą, šilumą, tekstilę ir tekstilės menininkus, nes pati yra iš tos gaujos, čia toksai gengas mūsų yra vis tiek, sakyk, nesakęs. O šiandien tai ypatingai malonu, kad ir šitam atidarime matau labai daug mūsų bendruomenės narių ir tos jau vyresnės kartos pripažintų menininkų ir jaunųjų. Tai prieš pradėdama pristatinėti šitos parodos autorius ir šios dienos jau herojus, tai labai smagu. Tritą Pauliukevičiūtę matau, kuri taip pat baigus tekstilę, o dabar vadovauja Bažnytinio paveldo muziejui. Taip pat Evelina, kuri kaip ir ne visai tekstilė, bet labai arti jos, nes aišku mūsų grantė yra Salvinija, čia jau tekstilės meno ikona Salvinija Giedrimienė, kuri labai bando pasislėpti, bet Salvinija pati gal pasislėpsi, bet tavo menas, tai be jokios abejonės, tais 80 metais tai yra padaręs milžinišką proveržį, pati Salvinija atėjus iš tapybos srities, iš krypties įstojus į tekstilę, ją prakalbino tapybiškais potėpiais ir jos modernistiniai darbai, kurie išsiskirdavo tuometinėse respublikinėse parodose savo ekspresiją, savo drąsą. Dabar tie daugumoje darbų yra nupirkta Nacionalinio dailės muziejaus ir labai tikimės, kad greitų laikų atsiras ir pastovi taikomojo meno ir dizaino ekspozicija, kurią nebejotinai papuoš Salvinijos Giedrimienės darbai. Iš jaunos kartos matau ir Ievą Augaitytę, kurios irgi baigiamasis darbas magistrantūros buvo nuostabus skambantis gobelenas, kuris buvo interaktyvus, kurį buvo galima liesti. Jisai mus gražino į Čiurlionio kelionę, į jo sinestezijos pojūčius ir Ievos darbas buvo apdovanotas 3. vieta pasaulinėje Lodzės trienalėje. Čia, kaip sakyti, jeigu kažko nepaminėjau ir nepastebėjau, tai labai atsiprašau. Ir, kaip aš galiu nepastebėti, Danutės Jonkaitytės, kurie ateis iš grafikos į tekstilės katedrą, irgi kaip dėstytoja, kaip pedagogė, padarė tikrai nepaprastai didelę įtaką daugeliu jaunos kartos menininkų. Dabar kaip jau ir laikas ateiti prie šito mūsų nuostabaus trejeto. Tai Aurimas Rekašius, tai Martynas Gediminas ir Brigita Krasauskaitė, tai kasgi juos vienyje. Čia jau, žinai, irgi bandė užduoti tą klausimą, tai klausimas geras. Tai pirmoji eilė, man atrodo, jos tikrai vienyje draugystė ir sėdėjimas prie vieno audimo rėmo. Tai šitą aš pati esu ir pati 4. sėdėjau. Tai buvo nerealus jausmas tą naktį prieš jau pabaigą Art Vilnius, kai gimė paskutinės eilutės štai šito gobeleno ir tai buvo, nežinau, tikrai tekstilės magija. Kas neaudė, tai man jūsų nuoširdžiai gaila. Tikrai rekomenduoju kažkada tuos savo pirštus, žinot, kaip sako, kai kiti į žemę, kai suleidi pirštus, tai tu kažkokį katarsį išgyveni, tai tie, kuriems yra artimas žemės ūkis, o mums, ko gero, yra artimas tas buvimas su medžiaga, su tekstilės pluoštais, su medžiagiškumu, su ta šiluma, su minkštumu, o kartais ir su kietais tūriais, tai čia vėlgi priklauso nuo menininko fantazijos. Tai aš norėčiau gal pradžioj pakalbėti ir apie Aurimą, kadangi Aurimas tai yra išskirtinė tokia tikrai asmenybė meno ir tekstilės meno kontekste,
nes nuo studijų laikų aš atsimenu, kad mes visuomet pavydėdavom Aurimui pirmoji eilėj technikos, nes niekas neausdavo taip, kaip ausdavo Aurimas. Gobelenai išsiskirdavo tokia precizika ir tokiu techniniu užbaigtumu, ką atvažiavę japonai, kai, žinot, pasižiūrėdavo į blogąją pusę lietuviškų gobelenų ir tada pasakydavo, ar jis yra meistriškai padarytas ar ne. Tai man atrodo, kad Aurimo gobelenai pirmoje yra absoliuti meistrystė. Na, o kompozicija, tai kaip ir Aurimas pats, tai yra tokia harmonija, tai yra stabilumas, tai yra pastovumas. Ir šitas darbas yra išaustas 1993 metais, antraisiais vienais metais. Tai aš tau labai linkiu, Aurimai, sugrįžti ir vis tik tai grįžti prie tos technikos, kuri dabar tampa vėl tokiam labai dideliam pakilime. Mes visi žavėjome Žygimanto Augusto kolekciją dar praeitais metais, atvežtoje parodoje iš Vavelio, karališkoji gobelenų kolekcija, kur tikrai privertė visą Lietuvą sulaikyti kvapą šitą nepaprastai brangų dalyką, kuris kainuodavo tiek pat, kiek pilis. Vienas, taip, šuo irgi patvirtina, čia yra metraščiai ir istoriniai šaltiniai tą byloja, tą aprašė ir Ieva Kuizinienė profesorė, kuri kaip tik parašė paskutinę savo monografijas apie Žygimanto Augusto kolekciją ir apie tą nuostabėją Vavelio kilimų kolekciją, kuri, aišku, pusiau priklauso ir Lietuvai, Lietuvos didžiai kunigaikštystei ir Lenkijai. Tai Aurimai tikrai labai žavimės tavo šituo minimalistiniu švariu darbu. Linkiu tau sugrįžti ir dar parodyti savo meistrystę šiandieną, kad mes galėtum sakyti, kad tai ne prieš 22 metus sukurtas tobulas gobelenas, bet kad jis sukurtas šiandien ir dabar. Martynas yra, kaip sakyt, kaltininkas, matyt, viso šito įvykio, jisai skaitosi kuratorius, bet žinot, kaip kuratorius, toks, hebra, pavarom. Ir aišku, pasakyti ne Martynui tai yra praktiškai neįmanoma. Tai yra ta charizmatiška asmenybė, kuri ne tik savo menu, bet ir savo buvimu sugeba apjungti žmonės bendriem kūrybiniam darbam. Tai aš tai, Martynai, tau asmeniškai labai dėkinga už išsaugojimą gobeleninio rėmo, kur tik tai tavo dėka jisai kaip kokia skulptūra dabar yra tavo dirbtuvėje. Ir aš manau, kad tai tos svajonės dar studijų laikais, kai svajodavom atidaryti gobelenų dirbtuves Lietuvoje, kad būtų galima ir užsakymus daryti, ir savo kūrybinius projektus, tai važiuok, kiek metų praėjo ir po truputėlį gal ir pradeda įsigyvendinti. Na, žodžiu, viskam reikia laiko, kantrybės ir labai labai didelio tikėjimo. Tai tave kaip eksperimentatorių, nes toks tu buvai visą laiką ir studijuodamas akademijoje, ką puikiai atsimenu, ir po to nardydamas po pačias įvairiausias veiklų sferas, ir verslas, ir gamyba, ir prekyba, ir menas, ir tapyba, ir tekstilė dabar, tai kaip visą tą apjungus vėl, ir dar turint tokią fainą gaują, kaip galima, reiškia, išplaukti į tuos plačius vandenis, nes beje galiu priminti, kad Martynas pastaruoju metu jis tikrai neapsiriboja Lietuvos kontekstų, tai ir Bazelyje eksponavęs darbus, ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir, na, čia gal aš jau ir nevardinsiu visų tų, kaip sakyt, kelionių, meno, bet štai vietoje aš tikrai, jeigu Martynai, tai aš labai norėtųsi tau palinkėti, kad tavo tas entuziazmas ir tikėjimas jisai neišblėstų. Man atrodo, kad tavo tas buvimas, tavo tas sutelkimas žmonių aplink save ir tos gerosios energijos dalybos, tai yra didysis stebuklas, kuris tikrai atneša labai gerą rezultatą. Tai ačiū tau, Martynai, už tai, kad tu toks esi. Brigita, tai ypatingai ją smagu matyti, nes po akademijos baigimo, po tekstilės studijų, o Brigita tikrai buvo žvaigždė tekstilės katedroje, kurios tikrai darbai išsiskyrė iš kolegų, iš kitų kursų, ir staiga Brigita dingo. Brigita dingo ir metai ir 5, ir 10, ir tai buvo didžiulis liūdesys, kad gyvenimas yra toks žiaurus, kad tie talentingi žmonės, jie kažkaip priversti matyti gyventi kitomis veiklomis, ir staiga Brigita atsirado su savo
mėlynais akių pratesimais, su savo žavesiu ir su puikiom idėjom, kas sieja ir verslą, meno verslą, kultūros verslą. Ir labai smagu, kad tu grįžai ne tik tai kaip vadybininkė, be jokios abejonės, užgyvenusi didžiulės patirtis, kurias kaupiai kitoje vandenino pusėje, bet tu grįžai kaip menininkė ir jau labiau dirbanti tekstilės medijų srityje. Tai va šitas tavo gobelenas, kuris irgi lyg ir sutelkė mus visus ir tas toks aistra, kad reikia jį sukurti pagal Brigitos piešinį ir mes visi jautėmės tarytum atsakingi įdėti bent gabaliuką savęs į tą gobeleno atgimimą. Tai tikrai ačiū, kad tu išdrįsai grįžti į tą sudėtingą techniką ir tie, kurie neaudė, tai net neįsivaizduoja, ką tai reiškia tokio didumo gobeleną padaryti. Ir labai džiaugiuosi, kad ir aš tai gaujoje esu, nors truputėlį, nes tai yra didžiulė laimė ir didžiulė viltis, kad išauš ta diena, kai mes visi galėsime austi. Leiskite mums austi. O dabar čia yra šita puokštė, kurią rinkau pagal spalvas. Tai visa tai, kas yra geltona ir balta, tai yra Brigita tavo. Tai, kas yra su mėlynais atspalviais, tai yra tavo. Čia vėl balta, ne, čia yra raudona, čia yra tavo, čia vėl balta, čia yra tavo, čia yra mėlyna, tai yra tavo, čia yra raudona, tai yra tavo, čia yra raudona, tai yra tavo, čia yra geltona, tai yra tavo. Palauk. Tavo. Čia ne tavo. Čia yra tavo. O čia yra tavo. Va. Tai sveikinu jūs visus ir man atrodo, kad kadangi pripratus visur kalbėti, tai aš ir toliau kalbėsiu, bet ne. Aš noriu, kad Danutė pasakytų kažką. Labai taip. Nes tu čia daugeliu prasmių esi labai susijusi ir su autoriais, ir kaip dėstytoja, ir ne tik tai kaip dėstytoja. Tai aš kalbėsiu, turbūt, žinai, Martynas, tai supranti, sūnus, tai žinai, apie sūnų, kai aš kažkaip tik tai pasveikinti galiu. O Aurimas nebuvo mano studentas, bet taip pat sveikinu stipriai. Galiu kalbėti apie Brigitą. Ja, Brigita buvo studentė ir, kaip tu sakai, buvo tikrai labai išskirtinė buvo, stipriai išskirtinė. Ir niekad nepamiršiu, kad kiekvieną kartą atėjus paskaitą, žinai, ir mes jau aptariam, kad darysim čia taip, čia tą eskizą jau atrenkam, viskas vykdom, tvarkoj. Taip, jau ateina kita paskaita, Brigita vėl išdeda. Vėl naujos idėjos, vėl tenai, supranti, nauji eskizai, vėl dėstė, čia aš pagalvojau, kad gal man šitas geriau patinka. Ir taip, supranti, ir va taip, ir taip, tam kūrybingumui, žinai, ir tokiom paieškom, tai Brigita galėjo, aš nežinau, supranti, va tai buvo išskirtinė Brigitos savybės, bet kaip tu sakai, nežinai, kas bus, nu tai va, supranti, va, visą laiką. Ir šiaip, puikiai asmenybė, faina, kokia faina, žinai. Net ir, žinai, perskaičius, kad du vyrai kalba su Briga, ar kaip tenai, neparašyta. Mes pasipiktinom, mes sakėm, kad čia Brigita kalba su Briga. Jo, aš vas pagalvojau, žinai, kad tie vyrai visą laiką kažkaip, bet vyrai kalba. Ne, gerbėmėjai vyrukai, kalba Brigita su jumis. Arba jūs visi trise bendraujat ir kalbate, žinai. Tai va. Sveikinimai ir tau, ir visai šitai, palauk, kaip tikrai gauja. Gengas gauja čia. Gauja. Teks gauja. Na, taip kažkaip norėtųsi, žinai, čia va pirmas toks, taip, bet taip norisi, žinai, kad jūs taip tą, nu, bet užkabinot, žinai, kad tai būna, va, užkabini kažkokią idėją, kažką, juos nepaleisti ir dar taip, žinai, pavystyti šitą idėją. Ačiū, Danutė, labai ir aš labai noriu dar Salvinijos. Kaip išgirdau Brigitos balsą, labai turiu pasakyti, apsidžiaugiau, sužinojau, kad jinai audžia. Ir buvo toks laikas, kai jis buvo mano studentė, tai, nu, ne viena, va čia ir Rita buvo studentė. Ir šiaip buvo toks labai gražus kursas ir kažkaip man tai pasidarė gaila, kai sužinojau,
kažkur tai išvažiavo, galvoju, nu tokia gabigi galėjo dirbti, čia būti, čiagi Lietuvoje reikia, čia visko. Nu, bet galvoju, gal žmogus nori pamatyti pasaulio, na ir aišku, kaip laisvas paukštis išskrido ir va dabar čia grįžo. Ir labai smagu, kad čia turi ir draugų, ir vyrukų, ir kad vyrukai irgi nepasibaisėja tekstilę ir įdeda to darbo ir netgi kartais išeina jiems irgi labai kruopščiai ir gerai. O Brigita tai kažkaip mane nudžiugino tuo, kad matau, kad tas darbas ne vienis yra darbas toksai dekoratyvus, bet jis kažkokia dvelkia, juntama ta tokia dvasia, ta mintis jos kažkokia šviečia. Tai va čia yra svarbiausia, nes dabar šiais technikos laikais visko galima daug prigaminti ir kompiuterinių būdų, ir šiokių, ir anokių, o vis dėlto, kur yra įdėta darbo, ir kiekvienas filiukas prajaustas, jisai su meilė įdėtas, jis yra pačiupinėtas, įdėta ta visa širdis ir jinai, visas tas jausmas, visas tas dvelksmas vis dėlto grįžta žmogui. O čia ir yra svarbiausia per meną, kai mes vieni kitiems pajaučiam kažkokį dvasinį artumą ir galim susikalbėti be jokių žodžių, be nieko, o tiesiog pažiūrim ir jaučiam, kad tai mes broliai, draugai visi. Tai va tas svarbiausia. Tai išlaikyti tą visą tą bendrystę. Na, Evelina Januškaitė, mūsų Arkos vadovė, direktorė, kur irgi ir su Martynu, ir su Brigita yra turi, ir su visais mumis yra turėjusi ir meninių, ir visuomeninių reikalų. Evelina. Tai aš jau kažkaip šiandieną čia jau ne kaip į darbą, kaip į šventę, kaip pasidžiaugti šią parodą, nes iš tikrųjų su tai žmonėmis yra tekę jau ne vieną kalną įveikti ir ne vieną veiklą suorganizuoti ir padaryti. Tai tikrai buvo labai irgi įdomu, kaip šitame kontekste visi trys jie kartu bendradarbiaus ir diskutuos ir kaip ta diskusija išsiskleis meno kūriniuose. Tai gal kažkaip nenorėdama čia pernelyg ilgai plėtoti ir užtęsti jau šitų sluoksnių atsluoksniavimo ir dekonstravimo apie pačius meno kūrinius, manau, čia iš tikrųjų pati prasmingiausia esmė jau buvo pasakyta ir mokytojų prisiminimuose, ir bendrų veiklų pristatymuose, kurios iš tikrųjų jau daugelį metų jungia vieni ir kaip iš tikrųjų draugystės nepasimeta ir kaip jos atranda vieną kitą vėl naujai po daugelio metų. Tai iš ties gal labiausiai mane intrigavo vėl pamatyti Brigitos kūrinį, todėl kad šiek tiek mačiau, kaip jisai buvo atveriamas ir kuriamas ir jau tada labai didžiulį įspūdį padarė tas jos gebėjimas subtiliai apjungti tą tradicinį, labai laikui imlų audimo būdą ir metodą su tuo tokiu blyksniu, kuris iš tikrųjų yra labai efemeriškas ir kaip jinai tą kintančią patirtį bandė užčiuopti ir panardinti į šitą laiko ir šviesos audinį. Tai iš tikrųjų šitas kūrinys turbūt ir vainikuoja visą šitą bendradarbystę ir tą cechą ir tą gaują, kadangi tikrai kiekvienas pridėjo ranką prie jo, o čia ataidi ir iš ankstesnių laikų Aurimo kūrinys, su kuriuo man nėra tekę anksčiau susipažinti ir jau čia toksai skraidantis kilimas, kaip tarsi kažkoksai nugrėžimas į būsimas svajas ir praeitis, svajas ir ateitis su Martyno naujausiu darbu. Tai iš ties tikrai labai, sakykime, kukli paroda, todėl kad neperkrauta, todėl kad yra labai nedaug objektų ir eksponatų, bet tuo pačiu labai talpi savo tais audinių sluoksniais, kuriuos menininkai į juos įaudė, įpynė, savo rankomis sutvėrė, paviršius labai ilgai liečiamas, kol tas vaizdas pasirodo ir tai atrodo labai prasminga ir aktualu šių dienų kontekste, kai tiesiog mes gyvenam labai sprangiai efemeriškame pasaulyje, kai vaizdai mus persekioja, jie mus tiesiog pasirodo ir išnyksta, o štai čia tie užšaldyti ir įjausti į tos audinius, jie pasirodo kaip tikrai tradicinė technika atlikti šiuolaikinio meno darbai.